Mane privertė nusišypsoti filmas, kuris vadinasi Dramblys Popajus. Tiesiog neįmanoma susilaikyti nuo to milžiniško dramblio, kurio tikras vardas yra Bongas, charizmatiškumo, kaip jis kraipo savo ausimis, kaip jis kelia visokius daiktus ir kaip jis nutrūksta nuo grandinės prie prekybos centrų. Tai tiesiog toks personažas, kuris atneša šviesos ir optimizmo tada, kada labiausiai reikia. Žmonės, kurie ne aš, jaunos režisierės debiutuojančios iš Izraelio, Hadės Ben Arojo filmas. Tai yra, man atrodo, tokio šviežio, jauno, gero, gyvybingo kino pavyzdys. Režisierė, kuri taip pat ir vaidina filme, ir jinai kalba apie savo kartą, apie žmonės, kurie yra ta vadinama Y karta. Be galo saviironiškas filmas ir iš tikrųjų viso filmo metu aš nenustau šypsotis. Eidama anksti ryte Berlinalėje žiūrėti naujausią Agnieszkos Holland filmo Pėdsakas, iš tiesų nieko nesitikėjau, tačiau filmas mane privertė nusišypsoti ir dėl savo siužeto, ir dėl to, kaip jame panaudojama kino kalba. Kaip pati Agnieszka Holland pasakoja, jinai norėjo sukurti anarchistinę, feministinę, kriminalinę istoriją su juodojo humoro elementais. Aš manau, kad jai tai pavyko, bet kitas dalykas, kuris mane privertė nusišypsoti, o daugelį kino kritikų suabejoti filmo meninę vertę, tai yra būtent kino kalba. Agnieszka Holland pasirenka labai klišinės formas, tačiau šie elementai susieti su būtent tais juodo humoro aspektais filme kuria tiesiog labai juokingą panaudojimą kino kalbos. Kadangi esu didelė kačių fanė, ta, kuri prieš miegą kartais įsijungia YouTube ir žiūri reportažus apie kates, tai aišku, filmas, kuris mane privertė šįmet šypsotis, tai yra dokumentinis filmas Stambulo katės. Negaliu vertinti objektyviai jo meninės kokybės, bet manau, kad jis tikrai yra labai šviesus visame filmų kontekste. Na ir prisiminkit, kad jeigu katė jūs žiūri ir murkia, reiškia jums šypsosi gyvenimas.